Labadiena, čia ir vėl greičio linija. Praėjęs savaitgalis automobilių sporto pasaulyje buvo itin intensyvus. Veiksmo netruko nei Lietuvos trasose, nei tarptautinėje arenoje. Driftas Kuršėnuose, žiedinės lenktynės Kačerginėje ir Driftmaster kovos Airijoje. Visa tai viename savaitgalyje. Kaip ir permaininga vasara, taip ir drifto lenktynės, kupinos emocijų, adrenalino bei netikėtų akimirkų. Birželio 13-14 dienomis Kuršėnų driftiškių trasoje vyko antrasis 2026 metų Lietuvos drifto čempionato Pro, Semi-Pro ir Street lygų etapas Liqui Moly Drift Camp. Kartu čia vyko ir Baltijos šalių pro čempionato kovos, todėl trasoje netrūko nei greičio, nei įtampos. Kaip ten buvo su raliu? Su raliu gerai buvo. Ir kaip čia? Čia va taip va. Čia greičio tie akiniai, ne? Čia reikia slėptis. Ne gerai su mašina kažkas tai kitaip veikia negu ralinė, o čia nėra laiko prisitaikyti. Tai žodžiu, reiktų treniruotis, bet driftą neprisitreniruosi, reikia važiuoti čia. Tai gaunasi, kad treniruojamės. O kodėl ne ralistų feste? Nežinau, užpylimo mazge paskutinį kartą prieš 8 metus buvau, tai aš gal geriau šitą į trikovę ralistų. Ką tokio turit automobilyje, ko nemato žiūrovai? Nežinau, nieko stebuklingo čia nėra, gal rankinis naujas ir bėgių rečiaga, čia nieko stebuklingo nėra. O kaip sekas? Neblogai, šiaip kvalifikaciją praėjom, tai važiavom dabar antrą važiavimą, bet, kaip ir jau žinom, kad praėjom, tai tiesiog gal pasigerinsim rezultatą ir lenteliai būsim aukštesnėje vietoje. Buferį pamečiau, greičio, per greit važiavau, tai pamečiau. Būna ar tai? Būna. O laukat lietaus? Ne, todėl, kad visą dieną treniruotės ant sausos dangos, o jeigu jau kvalifikacija poriniai prasidės ant šlapio, vėl reikėtų šiek tiek pripratimo. Tai... Ir paskutinis klausimas, koks mitas labiausiai nervuoja apie driftą? Mitas? Bet ką žmonės pasako, ir jums netiesa, atrodo. Pikta. Pikta? Kad kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad driftas tiesiog aikšteliai, pasisukinėjimas, kaip aš sakau, apie nieką važinėjimai. Ne visi supranta, kas yra driftas, kad tai yra technika, ta prasme, techniškai tu turi važiuoti būtent tam skirtose vietose, o kai kurie tiesiog galvoja, kad atvažiuoja aikštelį ir bet kaip ratai sukinėjęs, ne visi tą supranta, gal tas nelabai patinka, nes čia drifteriai, ką jie ten sukinėjęs aikštelį, tai toks galbūt būtų. Organizatorių duomenimis renginyje dalyvavo apie 200 sportininkų, o žiūrovai 2 dienas galėjo mėgautis beveik nenutrūkstančių veiksmų. Jau nuo šeštadienio ryto trasoje vyko treniruotės, kvalifikacijos ir pirmosios porinių važiavimų kovos. Žinokit, dangų pažiūrėjus, tai verkt noriu, bet tikėkimės, kad bent vienas kvalas važiavimas bus ant sauso. Dabar pasakyk, šlapias ar sausas visgi tas? Ne, tai visada geriausiai yra ant sausos dangos važiuoti, nes tiesiog tu labiau galbūt esi užtikrintas ir gali daugiau sauliai, žinai, o ant šlapios dangos tai tiesiog viena minimali labai klaida ir zero. Tai tai sakau, šiandien, kadangi visą dieną važiavom ant sauso, tai tu įsivaizduokit, jeigu dabar užlyja. Tai nežinau, ką reikės daryti. Važiuoji? Ne, tai bandyti jo, tik, žinai, turbūt žinau rezultatą, kuo tai baigsis. Nes šiaip nesu važiavus dar nei karto šitoj trasoje ant šlapios dangos, tai net nežinau net ko tikėti, žinai, ir klausimas, ar tie 2 važiavimai kvalifikaciniai, žinai, užteks to laiko susivokti, žinai, kažkaip, Ryga, kaip Ryga praeitą sakė, kad, neužteko, žinai, 2-0. Yra kas nors naujo automobilyje? Ne, visiškai, nors kaip nėra naujo. Šiandien pirmą kartą Kregždė 265 pločio padangą pabandė, tai, ką žinau, turbūt kažkas yra naujo, bet šiaip, kad modifikavimo, tai ne, viskas yra visiškai ta pati Kregždė, turbūt virš 10 metų, taip kaip važiuoja, taip yra. Aš esu Akvilė ir čia yra mano pirmos street varžybos. Tai bandau kažkaip suvažiuoti. Taip, šiandien sekasi, bet šiaip linksma, trasa labai patinka, labai faina. O kur prieš tai esi bandžius savo jėgas? Aš tik tai Madžiūnuose važiavus, Vilniuje gyvenu, tai tik tai tą aikštelę ir žinau. Tai
Kaip nusiteikus šiandienai? Nepasakyčiau, kad per geriausiai, nes ir mašina turi trūkumų, tai tas dar paveikia. Bet šiaip nieko, linksma, tikrai linksma, labai chebra faina, tai padeda. Kodėl driftas? Net nežinau, kažkaip užkabino, visą laiką važiuodavau į šitą trasą žiūrėti labai fainai. Iš šalies tiesiog atrodydavo, kai viskas atrodo, galvoju, reikia pabandyti, nepabandysiu, nesužinosiu. Tai va. Kiek tau pačiam metų ir kiek važiuoji? Man dabar 17, bus 18 šiais metais, važiuoju nuo 13 metų, tai kiek čia, 5 metai jau. Tai va. Pasiekimai? Tai esu Norvegijos semi-pro čempionas, virtualaus 2 metus prieitus ir šių metų čempionas. Prieitus metus važiavau Lietuvos 2 etapus, laimėjęs. Norvegijoje irgi nemažai esu laimėjęs, jo. Ar skiriasi Lietuvos ir būtent Skandinavijos? Skiriasi tikrai. Dėl trasų, Norvegijoje galim sakyti, biški trasos yra didesnės. Bet lygis čia Lietuvoje yra aukštesnis, dėl to pasirinkom važiuoti čia pilną sezoną šiais metais ir va. Kas tave išmokino arba atvedė į šį sportą? Aš tuo pat mažens su tėvu buvau, jis irgi važiuodavo driftą ir visur važinėdavom, domindavo ir sakiau, kai buvo 12-10 metų, sakiau, noriu. Tai va, čia ir esame. Pro lygoje susirinko stipriausi Lietuvos ir Baltijos šalių drifteriai, susiruošę kovoti dėl svarbių sezono taškų. Šių metų Liqui Moly Drift Camp išsiskyrė ne tik dalyvių gausa, bet ir renginio formatu. Vienu metu vyko skirtingų lygų važiavimai, todėl žiūrovams neteko nuobodžiauti nė akimirkos. Per 2 dienas Kuršėnuose buvo galima išvysti visą Lietuvos drifto bendruomenę, nuo pirmuosius žingsnius žengiančių street lygos sportininkų iki tarptautinę patirtį sukaupusių pro lygos pilotų. Vairuotojas virina ne tik trasoje. Kas čia dabar vyksta? Virinu ir trasoje, ir namie, ir gyvenime visur virinu. Tai iš tikrųjų atsitiko labai nekoks dalykas, bevažiuojant nuo traverso nulūžo tam tikras komponentas, kuris paliko laisvą šakę. Čia, kaip sakau, metų senumo pasekmė, kurią reikėjo susitvarkyti. Neturėjot laiko? Tas nekėlė problemos ilgą laiką, bet pasirodo pažeistas metalas, jisai tiesiog amortizavo ir nulūžo. Bet čia tik tai reikia privirinti atgal, o paskui pakeisime, kaip priklauso. Ir dar vienas klausimas. Man žmonės sakė, kad jūs pats kiečiausias virintojas. Kaip čia pasakius, mėgėjas gal nekiečiausias. Ne, iš tikrųjų virint moku viskas gerai, bet yra ir kietesni už mane. Kaip nusiteikęs? Susitvarkyti, suvirint ir tada? Ir tada lėksim kovot. O ko nenorėtumėt varžovo kokio vieno? Yra koks nors, kad nenorėtumėt jo? Šiandien nenorėčiau ne varžovo, o nenorėčiau lietaus. Tai va, visi turbūt nenori to, nenori visi lietaus. Lietus baisiausia, kas galėtų įvykti šiuo metu, nes visa trasa yra gumuota. Jeigu ant jos palyja, atsiranda net tokia, kaip, nemoku pasakyti, reiškia, kaip ant tepalo dėmė tokia vanduo. Patampa tokia slidi trasa, kad niekas jos nenori, niekas jos nelaukia. Tai pasižiūrėjai į šitą orą permainingą, tai manau, kad bus reikalų šiandien. Turit maldą kokią paprašyti, kaip susitart, orą užsisakyti? Neįmanoma, tik tai nebent geros nuotaikos paprašyti galbūt reikėtų, arba geros technikos, bet oro tai... Oro nenuspėsi lygiai taip pat kaip moters nenuspėsi. Ačiū už reportažą. Gero oro. Ačiū. Pro lygos finale triumfavo Sim Oskar Hall. Antroje vietoje finišavo Greg Merilų, trečiąją vietą iškovojo Edgar Krogers. Tarp lietuvių geriausiai pasirodė Arūnas Narmontas, tapęs greičiausių šalies atstovų šiame etape. Kuršėnuose netrūko ne tik įspūdingų važiavimų, bet ir gerų emocijų už trasos ribų. Turėjome progą sutikti daugybę draugiškų, atvirų ir automobilių sportui atsidavusių žmonių, tiek sportininkų, komandos narių bei sirgalių. Būtent tokie žmonės ir kuria bendruomenę, į kurią norisi grįžti vėl ir vėl. Žinoma, kaip ir kiekvienoje didelėje bendruomenėje, pasitaiko įvairių charakterių ir kartais tenka susidurti su mažiau maloniomis situacijomis, tačiau jos tik dar labiau leidžia vertinti tuos, kurie dalyjasi savo laiku, patirtimi ir nuoširdžiu bendravimu. Labą dieną. Galėčiau jūs pakalbinti? Galite.
Prašom, nueiti tenai. Labą dieną. Labą dieną, kiek laiko turit? Nežinau, kiek jums reikia. Ką galėtumėt pasakyti apie savo automobilį, apie save, apie savo gražuolę žmoną? Gražuolė žmona yra komandos širdis, aplink ją visas veiksmas vyksta, jinai subūrė visus draugus, kurie padeda man ir padeda, ta prasme, jaustis gerai, kai mes esam varžybose ir sužiūri viską, apart, kad vairuotojas gerai suvažiuotų. O aš stengiuosi nepridaryti gėdos, parodyti kažkokį rezultatą ir visada važiuoti drifte, kuo, ne tai, kad stengiuosi kažką įrodyti, bet noriu gerai laiką praleisti ir labai džiaugiuosi, kad ateina visi palaikyti ir žiūri į šį sportą ne tik į chuliganišką vairavimą, bet į kažką tokio, kas yra šiek tiek profesionaliau. Bet vat kas yra driftas jums, jūsų šeimai? Tai aš esu Sandra, Simo Kvietkausko žmona. Bembutis drift dar kitaip vadinama. Tai driftas, realiai mums 10 metų, tai yra kaip ir visas gyvenimas. Visos vasaros, rudenys, tai iš tikrųjų labai daug. Simui tai yra hobis, man gal daugiau toksai ir hobis, ir darbas. Toks prasiblaškimas, bendruomenės kūrimas, iš tikrųjų labai šilta, faina bendruomenė, tai labai smagu, tik šis sezonas mūsų šiek tiek kitoks. Šiandien važiuoju su skolinta mašina ir tai varžybos, kurios pirmos ir paskutinės bus šį sezoną. Ar turit pabučiuoti prieš išvažiuojant vyrą? Visada. Bėgiam. Palaikau morališkai. Šalmą bučiuojat? Tenka, nespėjau dabar, jau šiaip tai lūpas, bet, tai pasitaikė. Laikykim, kad tai bus sėkmės ženklas. Tikėkimės. Ko niekada nelinkit vyrui prieš išvažiuojant? Šiaip aš dažniausiai tiesiog pasakau varyk, kiek gali ir viskas. Jis klauso? Stengiasi. 2 metai atgal buvo 3 vietoje įskaitiniai lenteliai, o 2 metai tokie, šiaip savo. Tai o šis sezonas iš viso tuščias, tai tikėkimės, kad kitą sezoną grįž su trenksmu. Ką turit įdomaus gyvenime dar? Be sporto, be kinių? Arba ko neturit? Kojos neturiu kairės. Ar tai skausminga tema, galit papasakoti ir kaip jinai sporte? Galiu. Aišku, kad yra daug sunkiau, užtruko ne vienus metus išmokti važiuoti taip, kaip turiu, bet su labai daug valandų viskas įmanoma. Jų disciplina yra antras vardas jūsų? Manau, kad galima taip teikti, bent jau simuliatoriui tai tikrai. Kol kas realybė dar ne, bet simuliatoriui tai tikrai. Kokie tikslai? Praeit visuose etapuose bent jau kvalifikaciją. Ir viskas. Norit lietaus? Rytoj? Gal. Noriu pabandyti. Iš karto antrose varžybose, jeigu palytų, būtų įdomu, manau. Po antrojo etapo dalyviai pradeda žvalgytis į kitus sezono startus, o kova dėl čempionato taškų darosi vis atkaklesnė. Jei Kuršėno etapas parodė ką nors aiškiai, tai tik tai, kad 2026 metų sezonas gali tapti vienu konkurencingiausių per pastaruosius metus. Tuo metu šeštadienį Kačerginės Nemuno žiedo trasoje vyko antrasis Ring Challenge etapas. Čia susitiko Lietuvos žiedinių lenktynių B lygos, Time Attack ir ištvermės lenktynių dalyviai. Skirtingos disciplinos, skirtingi tikslai, tačiau visus vienijo tas pats siekis, kuo greitesnis rezultatas trasoje. Nuo pat ryto Kačerginėje netrūko veiksmo. Treniruotės, kvalifikacijos ir sprinto lenktynės greitai parodė, kad lengvos dienos nebus niekam. Permainingos oro sąlygos nuolat keitė trasos sukibimą, todėl kiekvienas išvažiavimas tapo tikru išbandymu tiek sportininkams, tiek technikai. Time Attack įskaitoje sportininkai kovojo su laikrodžiu ir su pačia trasa. Kiekviena klaida čia kainavo brangiai, o net mažiausias netikslumas galėjo reikšti prarastas pozicijas rezultatų lentelėje. Greičiausią dienos ratą užfiksavo Tautvydas Lašas su BMW. Sprinto lenktynėse netrūko artimų kovų. Sudėjus 2 važiavimų rezultatus, GT klasėje vienodą taškų skaičių surinko Karolis Blėdis ir Aurimas Urbonavičius. Tuo metu RB 3000 klasėje pirmąją sezono pergalę iškovojo
iškovojo Gintaras Čepulis. Dienos kulminacija tapo 2,5 valandos trukusios ištvermės lenktynės. Čia svarbiausia buvo ne vieno rato greitis, o gebėjimas išlaikyti tempą visos distancijos metu. Strategija, nuoseklumas ir technikos patikimumas tapo pagrindiniais faktoriais kovoje dėl pergalės. Pirmąją vietą iškovojo Tarzanija Racing ekipažas Karolis Blėdis ir Lukas Samulionis, antroje vietoje finišavo Baltic Karting Academy, o trečioje Berner by Čepkauskas Team. Pastarosios komandos gretose išskirtinį pasirodymą surengė ralio talentas Markas Buteikis. Jis vienas pats įveikė visą 3,5 valandos lenktynių distanciją. Šis startas tapo svarbia pasiruošimo dalimi prieš artėjantį Europos ralio čempionato etapą Romoje. Po šio etapo paaiškėjo, kad Lietuvos žiedinės lenktynės sparčiai auga. Konkurencija tarp sportininkų didėja, skirtumai mažėja, o kiekviena sekundės dalis trasoje tampa vis svarbesnė. Tuo metu Airijoje, legendinėje Mondelo Park trasoje, vyko trečiasis Drift Master čempionato etapas. Tai buvo svarbus sezono taškas, nes sportininkai pasiekė čempionato vidurį, o kova dėl bendros įskaitos dar labiau įsibėgėjo. Kvalifikacijoje dominavo vietiniai Airijos sportininkai. Tarp favoritų ir vėl buvo čempionato lyderis Conor Shanahan, kuris namų trasoje demonstravo puikų tempą. Lietuvos atstovas Benediktas Čirba į Airiją atvyko po nelengvos sezono pradžios. Pirmieji etapai nesusiklostė taip, kaip tikėtasi, todėl Mondelo Park tapo puikia galimybė sugrįžti kovą dėl aukštesnių pozicijų. Po kvalifikacijos lietuvis pateko į top 32 etapą, sėkmingai įveikė pirmąją atkrintamųjų barjerą ir iškopė į top 16. Tai buvo svarbus žingsnis nutraukiant ankstesnių etapų nesėkmių seriją. Kovoje dėl vietos top 8 Benediktui Čirbai teko susitikti su Duan McKeever. Nors dvikova buvo atkakli, pergalę iškovojo vietos sportininkas. Lietuvis savo pasirodymą baigė top 16 etape. Šį savaitgalį turėjome trečią Driftmasterio etapą Airijoje, saulėtoje Airijoje. Tai vat, pradedant nuo pradžių, kvalifikacijoje, manau, sekėsi pakankamai gerai. Pirmų važiavimų surinkom 90 taškų, antrų važiavimų šiek tiek mažiau, nes pasidariau klaidelę. To pasiekoje užėmėme 13 vietą kvalifikacijos lentelėje. Tai aukščiau negu viduriukas, kaip buvo prieš tai. Tai vat, top 32 kovoje susitikau su Marko Zakuril, Čekijos pilotu. Prieš jį pavyko nugalėti, arba kitaip tariant, jisai pasidarė klaidą, po pasiekoje išslydo už trasos. Tai teisėjai pripažino mano pergalę, o top 16 kovoje susitikau su Airijos pilotu McKeeveriu. Šitoje kovoje aš padariau klaidelę, kai važiavau pirmas ir to pasiekoje pralašiau. Tai šiame etape esu tarp 8-16 vietos, turbūt greičiau taikyčiau į 13, galbūt 12. Ir bendroje įskaitoje, nežinau, turbūt šiek tiek turėtume pakilti arba ne. Ir toliau mūsų laukia 4. etapas, kuris vyks Suomijoje. Tuo metu etapo nugalėtoju tapo Pavel Korpulinski. Ši pergalė jam leido pakilti pirmąją vietą bendroje čempionato įskaitoje ir dar labiau pakurstė kovą dėl šių metų titulo. Benediktui Čirbai šis etapas tapo svarbiu psichologiniu postumiu. Top 16 rezultatas leido susigrąžinti pasitikėjimą ir išlaikyti galimybės kovoti dėl aukštesnių pozicijų likusiuose sezono etapuose. Akivaizdu viena, tiek Lietuvos trasose, tiek tarptautinėse arenose automobilių sporto sezonas įgauna vis didesnį pagreitį. Konkurencija auga, kovos darosi vis atkaklesnės, o žiūrovams tai reiškia tik vieną – dar daugiau įspūdingų akimirkų artimiausiuose etapuose. Ačiū, kad žiūrėjote Greičio liniją ir iki kitų susitikimų.